Sveiki, gerbėmieji. 1959 metais Kinija pradėjo 4 kenkėjų programą. 4 kenkėjai buvo uodai, musės, žiurkės ir žvirbliai. Žvirbliai buvo šaudomi, bilia kaip, ardomi lizdai, tiesiog žmonės bėgiojo, triukšmavo, tai buvo priemonė, kad negalėtų nusileisti, tiesiog iš nuovargio nukrisdavo, numirdavo. Ir tai buvo daroma dėl to, kad buvo nuspręsta, kad jie sulesa daug grūdų, o kad jie sulesa dar ir kitus kenkėjus, kurie nėra 4 kenkėjų sąraše, nepaskaičiavo. Ir tada atėjo tie kenkėjai, kurių nebuvo sąraše ir jų nesulėsi žvirbliai. O žvirblių nužudė virš milijardo. Čia taip, spėjama. Ir tada suėdė visą derlių. Ir tada Kinijoje mirė apie 20 milijonų žmonių iš bado. Klaidą suprato, žvirblius nupirko, atsivežė, užveisė, tai kaip ir apsitvarkė. Anekdotas. Ateina rusas pas kinietį į parduotuvę, sako, noriu arbatos. Kinietis pasako kainą. Sako, nich. Sako, aš už tą pakelio kainą Rasijai galiu dėžę nusipirkti. Kinietis sako, čia labai gera arbata. Sako, tai pas mus nebloga. Sako, matot, sako, pas jūs yra daug arbatos, bet mažai kantrybės. Pas mus, sako, galbūt mažiau arbatos, bet daugiau kantrybės. Rusas sako, nori pasakyti, aš nekantrus? Kinietis sako, noriu pasakyti, kad nervai kainuoja dar brangiau. Gero savaitgalio, gero likusio savaitgalio. Ramaus, nesinervuokit. Nervai ateis rytoj. Šiandien nereikia. Tai su gera nuotaika. Sakinys iš knygutės, štai šitos. Kad nereikėtų savęs saugotis, reikia saugoti save. Knygutės pristatymas penktadienį, kitą savaitę, vasario 6. Užsukite. Ten bus daugiau sakinių. Iki malonaus.